Galite būti ramūs. Pinigai paimti iš antros pakopos, pasitraukiant iš antros pakopos arba pasiimant 25%. Ten, aišku, reikės susimokėti 3%, bet tai sodrai. Šitie pinigai niekaip nepatenka į bendrą pajamų krepšelį dėl progresinio apmokestinimo. Paskui, kai deklaruosite pajamas už 2026 metus, jie tiesiog bus atskira eilute. Taigi jie niekaip neiškraipys jūsų mokestinės aplinkos, todėl kad pinigai išimti iš antros pakopos nėra apmokestinamosios pajamos. Vadinasi, jie keliaus atskirą eilutę. Įdomu, kaip ten bus deklaracijoje, gal bus kažkoks, nežinau, gal bus atskira kažkokia tai paskirta eilutė. Neįsivaizduoju, kaip atrodys deklaracija už 2026 metus, bet labai atsakingai pareiškiu, kad, koks žodis pareiškiu, labai atsakingai sakau, šitie pinigai niekaip neiškraipys jūsų mokestinės aplinkos. Protingų sprendimų.